Kodėl galios poreikis Lietuvoje auga greičiau nei bet kada? Ir čia šiandieną kalbinu Giedrių Gesevičių, E-linijos projektuotoją, mokslo daktarą. Giedriau, pasidalink savo įžvalgomis. Energijos vartojimas didėjo dėl keletos pagrindinių priežasčių. Tai pirmiausia būtų transporto elektrifikacija, matome nuolat augantį elektromobilių skaičių, nuolat augantį elektrą varomų autobusų skaičių. Sekanti priežastis būtų šildymas, nes pereinam nuo iškastinio kuro prie šildymo elektrą naudojant šilumos siurblius. Na ir dar viena priežastis, kad pramonėje stengiamasi technologiniams procesams atsisakyti taip pat iškastinio kuro ir pereiti prie elektros energijos vartojimo. Kaip tai galėtų paliesti nekilnojamo turto vystytojus, architektus? Na, iš tikrųjų, projektuojant pastatus ir projektuojant visą inžinerinę infrastruktūrą labai svarbu suprasti, kad galios tik tais didės, reikalingos didesnės, galingesnės kabelių linijos, reikalinga įvertinti atsinaujinančių energijos šaltinių sistemas, pavyzdžiui, kaip saulės elektrinės, elektros energijos kaupiklius, kuriems reikalingos atskiros patalpos. Tai yra labai svarbu įvertinti, kad paskui nereikėtų koreguoti projektų. Elektros galią pasididinti kainuoja. Kaip ateityje? Ar kainuos daugiau, mažiau? Kokios tendencijos? Elektros galios didinimas vienareikšmiškai brangs dėl labai paprastų priežasčių. Tinklas turi limituotą pralaidumą ir to pralaidumo reikės vis daugiau, todėl bus reikalinga modernizuoti elektros tinklus. Elektros tinklų modernizavimas kainuoja labai brangiai, todėl natūraliai ir pasididinti galią kainuoja ženkliai brangiau. Kokia perspektyva, kas mūsų laukia Lietuvoje? Galima drąsiai sakyti, kad elektros energijos suvartojimas didės, transportas vis labiau pereis link elektrinio transporto, šildymas pereis prie šildymo elektra, todėl mūsų poreikis energijai, elektros energijos galiai tik tai augs ir kuo toliau, tuo daugiau mums reikės elektros energijos. Ačiū Giedriui labai naudingos tavo įžvalgos. Lauksime kitų.